Trečia diena, atėjo laikas palikti Vangviengą. Vangviengas nustebino labai stipriai. Turiu nuojautą, kad čia dar sugrįšiu. Man labai šita šiukšliavežė patinka. Novatoriška. Paprastumas yra genialumas. Va, prašau. O čia dar gerų išmetė. Ką mes čia turim? Kažką turim. Gal nieko iš čia nepirksim. O gal pirksim, o gal nepirksim. Iki kalnų žygiuojam pieškomis. Čia yra tiltas skirtas tik motoroleriams. Čia yra upė. Čia yra dviračiai, čia yra taip ir taip, visas tiltas siūbuoja. Upė teka srauniai. Upė tikrai teka srauniai. Bagių tai kaip prišikta. Galima įsinuomoti, bet čia yra dviviečiai, yra keturviečiai. Aš tai vienas neapsimsiu vėl viso laivo pirkti. Tai Sabadėjim visur kainos tai kai kaltos tas pats. Visur tas pats. Tai gal pabandysim vieną triuką, gal kas nors norės prisijungti. O jeigu nenorės, tai aš labai nepergyvensiu. Visur pilna, čia jų dar kiek praėjau, neparodžiu. Imk ir važiuok. Sabadį. Labai brangu labai pas jūs. Čia reikia dulkės pakelt. Nu, kaip dulkėjimą sustabdyti, jeigu nepakeliant dulkės į viršų. Puikiai idėja. Nu ir viskas į mane. O daug dar gazo. Daug dar gazo. Jo. Vietoj to, kad su šiufeliu padirbtum, tai daug gazo. Dar. O, kaip gerai. Va, tiesiai ant turistų. Labai gerai. Labai gera idėja. Žodžiu, pasukau pagal navigaciją. Vietiniai sustabdė, kalba angliškai, nežinau kodėl jie kalba angliškai. Žodžiu, apsirikau minimaliai. Aš lipsiu čia, gal užlipsiu čia. Čia yra pusę kilo, reikės lipti 500 metrų, esu 2,8 virš jūros lygio, 2,8 čia yra 7,8, bet čia yra pirmas viewpointas. Antras viewpointas yra ant pačio viršaus. Nu ką, atėjom prie pakopos pradžios, aš jau einu 5 km, kiti atvažiavę. Thailand, hello. Hi. Mano draugai iš Tailando. Savadikrap. Liufenė linkėjimai. Matau pradžią kalno. Gerai nenuteikia. Lipam tokiu statumu. Sustojau atsigert. Aš pradėjau lipti šlapės. Tai dabar esu dvigubai šlapės. Ir dar lipau tik tai 8 minutės. Ženklinimas tai galvojau, kad nėra. Čia lygtais rodiklė. Gali būti, kad čia ta apžvalgos aikštelė. O ten dar į patį kalną galima lipti. Tai aš lipu jau 20 minučių. Gaila, kad nesutapkėm. Būtų daug įdomiau lipti. Būtų daug įdomiau. Nu ir tu nori pasakyti, čia kelias yra. Eik tu. Nu jo. Nu ir ką?
Tu nori pasakyti čia, a tu juokauji. Nu, eilinį kartą išdūrė. Netikiu, kad čia, jeigu čia, tai čia. Jungiu kamerą. Žodžiu, yra du dalykai. Arba mane tą rodiklę žiauriai išdūrė, nes jau prasideda tai tikrai nelabai juokingas alpinizmas. Bet aš Tailande labai pasipraktikavau su tapniu gerai. Arba mane išdūrė rodiklę, arba čia yra pakilimas į patį viršų. Tai reiškia, jeigu čia pakilimas į patį viršų, tai geros naujienos. Nu, jeigu neusimušim. Bandom lipti toliau. Apsidžiaugiau, kad įlipau į pačią viršūnę. Nu, taip, esu viršūnėje, bet biški netoj. Nu, dar ne reta kelionė, kuri nenueina. Reta kelionė, kuri nenueina, kur smalsumas nenuveda į šoną. Tai galiu pasakyti, kad mano pirma stotelė turi būti čia, o pati viršūnė yra čia. Tai čia kaip matosi iš mastelio, tai dar man toli. Aš ir galvoju, kaip čia lipasi 1,5–2 valandas. Aš čia per 25 minutės. Nu, šiaip esu ant viršūnės, čia. Nu, gal dar nenukristas akmuo, bet... Bet yra, buvo ir čia biški palipimo. Tokio, kur maikė dareska. Judam atgal ir judam toliau. Ką, ne kalnai? Kalnai. Jeigu lipi, va ėmiau šitos briaunos, jauna pirštas. Galėčiau prasipjauti, jeigu greit sugytų. Bet nerizikuosiu. Čia jeigu kokios tapkės praslystų koją, būtų labai linksma. Kai kur vėl lengva lips, kai kur biški nelabai. Bet čia dar toli man lipta. Va, tiesioji. Netiesioji, o lygioji. O, čia lendam po uolieną. Kažkada jinai vis tiek pajudės. Vaizdai įdomus. Ne kasdieniniai. Tiek. Čia žmonės, aš paklydęs ir įveikęs dar ten tą nuklydimą, aš juos aplenkiau. Dabar vėl pasirinkimas. Čia eit ar čia eit. Imam kairę. Imam kairę. Ir bus gerai. A jeigu nebus gerai, tai grįšim. Su pasiklydimais problemų nėra. Kur galima pasiklysti, ten pasiklystų. Jau buvo parašyta, kad ta pirma aikštelė čia. Tai va, ten eina žmonės. Aš jau aplinkiau. Bet, kaip girdite, kainavo aplinkimas. Einam į pirmą aikštę, bandom ilsėtis. Tada jau visi šakojo į pačią viršūnę. Lipam į pačią viršūnę. Nu čia, taip ir lipi. Svarbu nesumaišyti kojos, kad kairė dešinė, kad po kairės vėl kairės nedėl. Ir atvirkščiai.
Vėl lipimas. Please. Yeah. It's closed. Closed. Thank you. Good joke. Prasileidau biškį iš šakos į galvą, bet mes atvykom. Dabar Nijolė klausia, kas te mes? Kas te mes? Aš jau jai sakiau, antrą kartą neklaus Nijolė. O, yra ir šautka, bet mes turim mineralinę. Einu gert mineralinį. Tai čia matosi Vangviengas, ten aš gyvenu, o čia yra kažkas sugebėjo užvažiuoti su keturačiu, supranti, o aš buvau užlipęs va ten, va ten, va ten. Reportažą baigiame, reikia pasilsėti. Bandysim tęsti pačią viršūnę. Spėjo, kur toliau kelias eina. Ne čia, eina jisai čia. Nebūčiau alpinistas, jau būčiau apsisukęs. Strikt ir yra. Vėl reikia rinktis. Ten turbūt nenulipsiu, čia reikia lipti. Po biškį artėja dangus. Dintinėja šešėliai. Ką viršūnę pasiekiau? Buvau kur? Lauk, nesimato. Čia tas pirmas buvo. Čia va mažiukas. Stogė. Nėra čia alpinistinis maršrutas, bet paprastam žmogui tai gali įvykti ir priepuolis. Koks nors belipant.